Sveiki, susirinkę prie televizijos ekranų ir teliko, nesvarbu. Čia nieks nežies per teliką šitos laidos. O tai kaip laida vadinasi? Kur aš čia papuoliau? Su jumis jos vedėjas Jaroslavas Michalkevič ir... Kas toks? Šiandienas mano svečias yra Timuras Augurevičius. Augucevičius. Agurkevičius. Taigi, pirmas klausimas. Aš negaliu vadinti Timu? Ne. Tai gerai, Timai, pirmas klausimas. Ar koks tavo regėjimas? Ar jis toks pašūdinas kaip ir tavo stilius? O tavo stilius koksai gal toks pat šūdinas kaip tavo plaukai? Gerai, tu save primeti kaip humoristą, ar ne? Ne, aš neprimetu savęs kaip humoristo. A, tu esi? Žmonės taip į mane reaguoja. Aš tiesiog kalbu taip, aš sakau, ką aš sakau, gyvenu taip, kaip gyvenu, ir žmonės galvoja, kad čia yra humoristas. Į ką tu lygiuojasi iš dabartinių tų komikų? Nu, man labai patinka dabar jau kelinti metai ir mėnesiai. Yra labai geras rusų komikas Lavrovas ir Putinas. Ir man dar iš lietuvių patinka Šalčiūtė. Man tai tavo humoras panašus į Ambrazevičiaus. Abu nejuokingi. Vis tiek kažkam juokinga. Kuriuo amžiaus supratai, kad nebeatgausi modemo? Kiek tau metų, kad tu tokį klausimą tą sugalvojai? Tu ką nors gali normaliai, aš galiu tavęs, pavyzdžiui, paklausyti, parodys, kaip reikia klausyti. Ne. Vat vienas klausimas, bandomasis, kad pamatytumėt, koks yra skirtumas tarp gero vedėjo ir Jaroslavai kažkokį Jaroslavą. Esi gyvenime laižęs putką? Taip ir galvojau, nes Taip. Iškart iš kūno kalbos išsidavė, kad nesi. Tai tu po ką nežiūri į moteris? Kas tau yra, kas tu negerai gal? Ko tu nežiūri į moteris? Lietuvoje kiek moterų? Palauk, tai nu čia laida. Tai tavo laida, bet aš tau rodu, kaip vesti reikia. Tu turi valdyti situaciją. O dabar kas čia ką valdo, realiai aš ant tavęs joju. Patinka tavo, ne? Patinka, nori dar? Davai klaus, ką nors normaliai. Viskas. Baigiam čia žaisti. Taip. Oi, ber, tik nepradėk. Oi. Šitą, kaip manai, ar tie važiavimai su Vidmantu tavo buvo karjeros zenitas? Ne. Čia buvo mano karjeros tramplinas. Ir buvo tokia viena laida, kur tu ten kalbėjai apie Petrą, kuris visus myli ir gyvulėlius myli, bet kai išgeria, tai visus daužo, ar ne? Tai sklinda gandas, kad iš tikrųjų ten pats save įvardėjai išgerusi. Nu ir kas? Bet užtat geras skečas gavosi. Kiek balų savo humorą įvertintum, jeigu žiūrėtum iš šono, kaip tu ten tas nesąmonės kalbėjus, tai kiek tu įvertintum? 30. Iš 100 balės? Iš 10 balės. 30. Nes žiūrisi vis laik po 3 kartus mano bairiai tam, kad suprastum. Šiandien, aišku, viskas paprasčiau, nes čia, nežinau, kas šitą laidą žiūrės per tavo tą televiziją, kur yra kompiuteris. Tai 30. Nu. O tu savo, čia rimta laida, čia tipo, kas čia yra? Jo, čia... Ar tu čia ripini gėlę fanakio prie 2 paparčių? Aišku, kad ripini. Ne, kopečas pasistatė, neripinai laidosis, tipo, nekopijuoja. Oi, talentas, oi. Aš mokyklos teatrą vadinu.